Šarūnas Zablockis, Vilkaviškio Perlo komandos vyriausiasis treneris. Na kągi, baigėsi sezonas, tikrai ne pats blogiausias ir graži ketvirtfinalio serija jį rezumavo. Tai pirmiausia, šios dienos rungtynės, ko pritrūko jėgų, jau jautėsi trūkumas po aštuntfinalio, po ketvirtfinalio tokio ilgo maratono? Ne, nemanau, kad jėgų. Tiesiog čia jau tas adrenalinas yra, man atrodo, jo tiek, kad tos jėgos pasimiršta. Tiesiog, gal nežinau, patirties kažkur pritrūko, tų taiklių metimų. Tikrai žaidėm neblogą krepšinį, bet priešininkai gal turi labiau patyrusių žaidėjų, mažiau rankos dreba, jie tiesiog geriau susimetė. Mes namuose prametėm gal 10 baudų, dabar nemačiau protokolų, sunku pasakyti, bet krepšinį norint laimėti reikia mesti. Aš manau, kaip Marijampolė leidė mesti tiek taškų, tai čia ta mūsų gynyba yra gan solidi, aišku. 10 baudų, būtent tiek prametėt ir šiandien, 54%, daug kartų metėt stojat prie baudų metimo linijos. Na ir vėlgi, patirties toka, įtampa, visi šie faktoriai turbūt. Na taip, aš kaip sakau, baudas pataikyti, ten kartais ta metimo technika gali būti neidealiausia, bet čia yra psichologija, grinai. O jeigu taip atvirai, prieš šios serijos pradžią, įveikėt aštuntfinalį, ne pačią silpniausią tikrai komandą, Kauno rajono atletą. Ir ar tikėjotės, kad galit dar tą aukštą Sūduvos barjerą peršokti, vis dėlto Sūduva viena iš NKL favoričių? Na taip, jie favoritai, tikrai aš norėčiau jiems palinkėti laimėti šiemet tą čempionatą, bet aš asmeniškai tai tikėjau, aš dar dabar tikiu, kad galėjom laimėti. Šarūnai, pats pakankamai jaunas esi specialistas, šį sezoną kaip tik pratęsęs sutartį su klubu dar gerokai iki finišo, vadinasi, klubas pasitiki pačiu. Gal vis dėlto apibūdink šį sezoną, koks jis buvo Vilkaviškio komandai, žinant, kad praėjusią sezoną nepasiekėt ketvirtfinalio, iškritot aštuntfinalį 0-3, na o šį kartą pasiekėt ir ketvirtfinalį. Na, sezonas buvo banguotas, nes pasikeitė ir legionieriai, turėjom daug traumų, vienu metu net lošėm, galima sakyti, 4 starto 5 žaidėjų, bet, kaip čia pasakyti, kad sezonas toks neblogas buvo, tai manau, kad susirinko geras kolektyvas, visi vaikinai su charakteriais, tiek jaunimas, tiek visi, tai gal mėnesį laiko 7 žaidėm ir vis tiek sugebėjom laimėti tų pergalių, kad papultumėm į top 7. Gaila, kad tik tai dabar ant atkrintamųjų visi žaidėm kartu ir tas žaidimas pradėjo klijuotis, tikrai žaidėm gerą krepšinį. Tai va. Ką galit pažadėti kitam sezonui, kaip su vaikinais atsisveikinot, kokiais žodžiais? Nieko, padėkojau už darbą, padėkojau, kad mane pakenčia tokį, charakteris nėra labai lengvas, o dėl kito sezono sunku pasakyti. Jeigu liktų ta pati sudėtis, tada kažką galėčiau prižadėti, dabar tai nieko negaliu prižadėti. Ką tik baigėsi ketvirtfinalio serija ir sveikiname nugalėtojų trenerį Tomą Gaidamavičių. Tomai, sunki serija, laimėtas ketvirtfinalis, šiek tiek nusirito akmuo nuo širdies, su nerimu važiavo turbūt į Vilkaviškį? Tai visada važiuoju į kiekvienas rungtynės su nerimu, aišku, smagu pabaigti seriją. Tikrai serija nebuvo lengva, kiekvienos rungtynės atkaklios ir tas namuose pralaimėjimas toks skausmingas buvo. Šiandien atvažiavom labai susikaupę, noriu pasveikinti savo komandos žaidėjų su puikiu žaidimu, ypač gale, nepasimetėm. Tai va, tas labai gerai ir pagarba varžovams tikrai gan gerai jie šį sezoną atrodė ir toj serijai gan neblogai žaidė. O geresni šitam mače buvot, nes šiaip jau statistika gan apylygė, pražangų gerokai daugiau prisirinkot, bet vis dėlto taip gan užtikrintai pabaigė tą pabaigą. Visą seriją apylygiai žaidėm ir kiekvienuose rungtynėse ieškom to lyderio, kas gali sužaisti ir patraukti komandą. Šiandien toks buvo Vilys, jisai patraukė svarbių momentų. Smagu, lauksim kitų, kas kituose rungtynėse pakės. O šiaip tai visi vyrai, šaunuoliai, tai gera kova, geras rungtynės. Na ir turbūt tų lyderių ir jūsų patyrusių žaidėjų meistriškumo labai reikės pusfinalyje, o jame jūsų laukia Kretinga, šio sezono atradimas. 3-0 sutriuškino Telšius, vienos iš tokių, sakykime, 7bet NKL favoritų. Ir kokios dabar nuotaikos prieš tą pusfinalį? Dar negalvojom, šiandien baigėm, iš tikrųjų neskirstom į varžovus, ten į miestus dar kažką, tiesiog eisim žaisti pusfinalį, matėm, ką Kretinga išdarinėjo, pasitiksim svetingai. Tikslas aiškus? Tai aiškus, eisim į kiekvienas rungtynės laimėti.